senelis va, grūtsmau. Nacionalinį darbą dėt. O, gerai pravarė. Ei, mergos! Ei, mergos! Su šit kepurti kaip tikras traktorys atrodo. Aš dabar Hebra biržuose, čia atvariau draugui padėjo tokiam lauko apdirbti. Vienu apdirbo prieš porą dienų, traktorių buvau palikęs, dabar kito apdirbs. Jaučiu antrų kartų šitų laukų dirbs, jau vienu kartą buvau sudirbęs. Šiaip vis gera, kaip jūs, kaip gyvenimėlis, kaip nuotaikos. Tikiuosi, kad gerai. Traktorius kol kas gerai, nieko blogo neatsitiko. Neduok diev. Nes šiandien sėdo į traktorių, iš karto ten greičių dėžės klaidų išmetė, bet jiem čia būn pamėta, žinot, tas klaidų. Toks galvoj, eik, tu šyktra, žinot, dar tolės. Nu ir viskas, ūkininkauja džinat, kas būna, jeigu greičių dėžės subir. Buvom nepiks remonts, karoč. Anais metais važiavom, grūts vavežio ir įsivaizduokit, vairo ant kelią. Net neišmetė klaidos, bet dėžė biškį užsmūgiavo. Nu ir blemant, kuo aš ant kelią sustojus. Davažiavo iki dirbtuvių ir tik krekšt kažkas ir įsigesina traktorius ir pradėjo redėti. Tai kas atsitika tam traktoriui, guolis žodžiu subirėja, realiai ten viską išdraskė, tai greičiai dažyti ten dantračius, bla, tai ten kosmosas. Tokie remontai, tai va, aš jums pasakysiu ten. Nu, bet nieko nepadaryk, žinai, technik neges, tik tas, kai tu nevažiuoji. O jeigu tu naudoji, tai tik ges. Pasidalinkit pas jum ūkio skep. Nu, kubambizai, baigia šitą laukų viskas. Tai va, vien žodžiu, šitų laukėlį čia su Noraginsu dirbo 2 kartus. Smėlė tenai, ten toliau vietom yra, kad prapurenč labiau, lėkščius labiau nusileido. Visai gražiai šis susidirba. Tai va, skutikėlis stovi, traktoriuk stovi, vis gerai. Tai va, tokios žinios. Šokam į traktoriukų ir susimatam ten. Šiaip norėjau padėkoti visiems, kurie žiūrit. Tikrai nemažą darbą įdėt. Tai labai dėkings, kad įvertinat karočią ir kad palaikat, parašot kažkokių gražių žodžių. Nes ta, žinai, galvoju, kad kažką gerą darai. Tai tak, žinai, kaip ir paskatinims tipo toliau daryti. Tai va, dėkui, Hebra, kad esat. Всё, Hebra, grįžau, karoči, primeskit. Kaulai traškas, senas. Žodžiu, mam žolį pjaun. Tai reikia biškai palaukti ir tada varysim kart iki senėlę. Man reikia nuleikti, žinai, milt susimalti karvėm biškai ten. Bet jau reikia savo grūdų iš kitų nusipirkti. Nu, blema, mūsų ta žolė pievė. Viena neėm aukšto žolės. Mat kaip čionais. Jeigu pažiūri, tai nupeš. Nu, reikia dažnai pjauti, bet blema dažnai pjauti. Tai reikia toks biškai užsiknisims. Nes dabar, tai sakau, šlapesnė ten, žinai, ta žolė sunkesnė, iškart perf, ta Husqvarna. Žiūrėkit, ką varat, bulinė. Wow. Gerai duot, profesionalią mamytę, nu. Hebra, čia prisiparkavom, va, toks garažas yra. Nieka mandra, bet gerai. Čia va toks aparat, malima, senelis va, grūtsmau. Tai vien žodžiu, mali tenai, į tų lovį sumal ir iš tą lovę tadom supilami maišius ir всё. Sakė, kad čia yra samadėlk. Geras atrodo, žinai, kaip tar. Va, matai? Matai. Ne, aštrus dabar, aš nežinau. Tu dabar jos keisi šitos? Gal ne, tai... O tai kodėl tu atsuka dabar čionais? Ne, mes išėmėm sėtų. Nu, kviečiam nereiks sėtų. Matai, kviečiam kas yra, jeigu vištom, kruopom, a čia bus per smulkų. Aš vištom įdimas, tai va dabar, kaip tik tai man bus gerai. Всё, Hebra, susimalėme čia ir kviečiai, porą kviečių. Baltosios kviečiai. Jo, tenai avižos. Dabar susikraušim šits maišus ir всё. Čia susimetas, paskiau, ten sasilės.
normuoja. Kaip saka, rusiška kariuomenė, čerpak norma, samtis norma. Arba jau Lietuvos kariuomenė, kaip duot valgyti, o nesiskundžiate. Šitą čionai. Reikėt viršui. Tai galime ir viršui, koks skirtas. Išsikrauti vis tiek reiks. A few inches later. Dabar čia valom kiemų, dėl to nesėsim su žolė, tai reikia įsivalyti. Tada su skutyk čia varysim, viskutį išsilyginsim. Skardu nešam. Sloniko rado, nežino kur dėti. Dabar lygint, aš kelmutį pamažu yra, reikia tos kelmus ištraukti. Biški galite žemiau. Neblogai. Tai man po tą reikia surinkti visus. Prampurtėse reikia sprankyti. Reiks pirmadienį darbį gerti. Na? Ai, ganis davo? Blėt, koks jaunas. Pas kiek tau metų? Na. Rytoj gegužės pirmąją darbo dieną padarysit. Darbo dieną, ne darbo dieną. Nacionalinė darbo diena, ne darbo diena. Kieno babkės to ir dainelą? Pasakys, gersim. Ne, tai galim rytoj dirbti, penktadienį nedirbti, aš jums visokių variantų. Net jūs pasakyti, kaip jums geriau. Aš šeštadienį tai baliavos. Praeitą savaitę baliavoj, šį kartą vėl baliavoj. Tos šaknis įsitraukiam, čia va tą krūv, taip tą viskų ten sudeginsim, o dabar čia susilyginam. Bet reikėjo ištraukti tos visus kelmus dėl to, nes kad po tą neužaugtų iš naujo, čia po tą raudonų dobilų pasėsim ir bus dajabyti. Karoč dabar varu 8 antru, bet to reiks mums pasikelti toks dangčiais, tai tenai tokie yra va baltus dangčiai. Ir tos dangčiai dabar kelsimės. Karoč, varysim šitikai. Hardcore chebras 8 Belarus. Kai pasėdam 8 iškart sušilti, jau rūstuks. Taip kupras ir atsiranda. Chebra, toks sudėsys va dabar. Nurinkam ten tas vis plyts, tas vis šiukšlis, plius minus. Aktus Saturnus. Pradėjo va čia suskutikė lygint, karjervint, žodžiu. Atvarėm šiandien, tenai va cukrautų lygint. Čia visai graži lyginas va. Opa, pažiūrėkit, jau graži realiai. Prasivažiuoši graži, visks bus. Po tą kokie planai, tai tokie planai, kad po tą dar čionais nuo tų vartų harė, va tiesiai, kur ir tie vartai, tai nuo tų vartų reiks kasti, cukrautų prasikasti iki tų vartų ir pasidaryti tokį tipo kontūrų, žinai, pilti akmenim, nes darysime tokį kelių čia. Davai, gazą, gazą. Wow. Guldas pidakų. Neišsuks tikrai. Išsuks? O, gerai pravarė. Chebra netikėjo, kad išsuks. Chebra einam paduosim biškį miltų. Harį jau padavėm. Da biškį mergom čia vižūrant, kur prieš tai susimalėm. Nė vienos karvytės nėra. Šiaip gerai, kad nėra, nes jos atvara, žiauri daug mūsų būn ir net patogu išpildą išpils, po tą nueis sumaiš iki jų ir karočią ateisis. O lovis, taip plonai papilys visos lovos, tai žinai visos gautos. Ir visi kviečiai.
dabiškę ant žemės, kad tos, tipo, žinai, tos kitos karvytės gautų, nes ten yra ant toškę, pavyzdžiui, tai jų ten apkelinėti, jinai priein valgyti ir jų nustum iš karto. Dabar varam iki karvyčių, pamėgins pakvies, pamatys tų maišų ir jau čia ateis. Ei, mergot! Ei, mergot! Ateikit, Nelabai nori ateiti. O žiūrėk, kokie takai išmintus. Kai va vienas taks išmint, kaip žmogus atrodo. Karvės mat pagal bandos jausmą, tai jeigu vieni ein, tai visas kitas atdaro. Čia taip prikolas. Tiko. Chebra, tokia žinia šiandien, musės puol. Žodžiu, kaip ir darbus baigiam. Žodžiu, šiandien padarėm tai viską. Ir laukus suskučiu, ir miltų prisimalėm, kiemų prasilyginam, šiukšlės visak susivalėm, bla bla bla. Per vytsvą pašėrėm ir visokių kitokių nesąmonių. Toks yra apibendrinimas. Susitiksim kitam videokam, karoči, davai.